Tai va, kelionės pradžia. Įsijungia tavo telefonas. Viskas čia įsijungia, nesiparink. Mano telefonas veikia beveik idealiai. Beveik. Tu pastoji problemų su to GPS-u. Все. Varom. Biškai pafilmuok. Dabar varom į degalinę. Kur varom? Į degalinę varom. Ką ten? Reikia įsipilti. Saverkės. Gerai. Plius Adrijas skelbia ketvirtadienį 15 minučių po 10 valandos. Šiandien išvyko Pegasus Santana Into the Night. Ai, bendrai galim čia. Toj nesti Iki įsipilti. tobulos vasaros dar trūksta. Tobulą vasarą aš įsivaizduoju, kai yra apie taip jau 25 laipsnių šilumos. Žiūrėk, va čia va, į greitkelį išvažiuosim. Išmėrti pafilmuok. Važiuokite tuo pačiu keliu. Kokį vardą tu neįdavė Marytę? Agnė. Agnė. Aš galvoju, kad buvo Virginija. Arba Virga. Važiuojam per Dzūkijos miškus į Grūto parką. Negali būt. Reikia parodyti vaikui sovietmečio reliktus. Aha. Na ir pačiam prisiminti, kaip atrodo. Bet aš niekada negalvojau gyvenime, kad mokėsiu pinigus už tai, kad vėl Leniną pamatyti. Išlieta iš bronzos. Ką darysi? Laikai keičiasi. Svarbiausia, kad nelytų ir kad nebūtų šalta. metų.
Daryk bagažinę. Baliavosim. Jo. Gali mane filmuoti. Ir tu jam, ir tu tam piliečiui, vat, tu jam gali aiškinti, žinai, susiriesdamas, supranti. Tu jam gali ką nori sakyti. Ne. Sovietmečiu buvo geriau. A kodėl buvo geriau? Kartais, žinai, ir tu kartais pasakai, kad nesąmonės būna. Nai, nu tai svajonė, tai aš pasakau, supranti, aš pasakau, kartais, nu, galbūt momentinės nuotaikos ten pagautas, arba kai esu piktas, arba dar ką nors. Bet iš esmės tai aš taip nemastau, supranti. Nu, tikiuosi. Nu tai va, o yra tokių, kurie taip pat galvoja, kuriem taip pat atrodo, žinai. Prie daug tau darbo dar su Norvegijos filmu. Daug. Nu, vasara ilga. Su Norvegijos filmu net nepradėjau nieko dar. Nu, vasara ilga yra. O čia va vagonas, su kurio žmonės veždavo į tremtį. O čia va visas tas traukinukas, va. Žiūrėk, čia nerašo, kad negalima lipti? Nerašo, tai lipk, jeigu tau jau reikia taip. O ką tu ten rasi įlipus, čia ir taip viskas matosi. Baugu čia. Baugu. Lenino citata. Šiaip sovietiška muzika pragyvavo. Žiūrėk, čia kaip teatras. Stovėsime vietoje, ar eisim kažką pažiūrėti. Вещи, Париж. Grindininkai. Čia didelės skulptūros. Vat pažiūrėk, kaip neproporcinga. Galva yra mažesnė negu rankos. Kas taip daro? Bet mačytė yra pagyvenus po tą, ne? Visą tą senesni žmonės.
Ir jiem labiausiai dar yra užstrigęs šitas, ar ne? Taip. Nu, nieks kaip negalvoju. Nuostabusis herojus Leninas būdavo tada. Visur buvo dekoruota. Nu, čia jau truputėlį gal, žinai, sutirštinta, bet... Nutinka jam. Šitos. Bet tai supranti, kiek čia darbelio įdėta, va tu va išaustų tokį kilimą va su Leninu, a? Nu, turėjo labai mėgti Leniną tas žmogus. Pažiūrėk. Mylėti. Čia Leninas? Taip, čia visur Lenina. Kies yra tai ženklas, jisai buvo. Čia visur yra Leninas. Vykdyti. O, visi į rinkimus. Naują Staliną. Jis pernai. Šičiu. Bando. Man pautis smegenis. Žiūrint į šitą. Kas šis? O žiūrėk, va, netgi, va ten vanai prie to pečiaus pasižiūrėk, matai, ar batinukas kur stovi. Tai va, tokie būdavo pečiai, vadinosi buržuika. Jisai tol šiltas, pakol tu į jį krauni malką, nu, dedi malkas, tol jisai šildo. Kai tik nustoji kūrentis, iš karto atvėsta. O, žiūrėk, tai nebalsuokti. Kiaulė. Stalina. Žmonės dar nebijodavo taip nusnoti. Vien, telagreika kaba ant kėdės. Kas toks? Telagreika. Čia tas vadinamas raudonasis kampelis, žinai. Dėl raudonasis. Tu net neįsivaizduotum, kad gali būti kitaip ir viskas būtų labai tau normaliai, patikėk manim. Na, bet aš jau dabar žinau, bet taip. Turiu va tokį laisvę dabar, jau taip staiga viskas pasikeis. Nu tai kada tu žinai, supranti. Nu taip žinau, niekada nebus, nes tavo visi žmonės priešinsis. Kada paukštis gimsta nelaisvėje, jisai supranti, net ir nemano, kad gali būti kitaip. O kas čia? Kas buvo šitą? Australas žmonės. Su šitą pamatai pamatos neįsam. Turbūt su šitas žmonės labai... Žiūrėk, kaip žaidžia tas savas, yra savo faina. Tam nufilmuok tiesiog.
Va jau pikta atrodo ta boba man. Nu. O, mano blynai, galiu dabar raustis. Galiu? Nu, go. Pagaliau. Oi. Bet koks alkis klausyk. Lauk, nenoriu žudės. Eina savo. Man atrodo, tu jos gąsdini. Aš negąsinu. Suėdė mano gėlytę. Yeah. Žiūrėk, jam patinka gėlytės. Yes. Man atrodo, tu jos šokiruoji. Draugiški jie. Čia visko yra. Jie kad kartą tai atsirai. Jie kakinis tau nugriebs. Bet kodėl tai padarė? Tai taip galima prieiti prie jų. Nu ką, aš jau nieko nedarau. Nu jo, bet jie tau kažką padarys. O ką jie padarys? Ką jie tokie? Akinius nugriebs. O kokie? Bičkį nori duot. Nenoriu aš tokio draugo. Dar vienas atvarė, žiūrėk. Čia kitokios rūšys. Nenustyksta vietai. O kas ten per paukštį? Bet tas va tai didelis, žiūrėk, ten toliau. Žiūrėk, kupranugaris ten. Ką? Kupranugaris. Blemba. Šalia stručių. Nu van, žiūrėk, tai akurat, nu vaikšto, nu kupranugaris, matai? Čia nustosiu. Nu man tai šitie patinka, draugai. Aišku, matai, kaip norėjo bučkį tau duoti. Ir vis dar nepalieka tas ramybė, matai? Misteris galva. Atrodo, tarsi išpešiojo visas plunksnas ant jo galvos. Negerai čia prieš saulę filmuoti.
Misteris galva. Tokio nugrėbs tą telefoną, gurk bus. Ir filmas. Spinės stručių bus. Man atrodo praryta. Nu, rašau tą laiką ties draugiškos. Nu tai kišk pirštą, ko tu bijai. Priešiu. Žiūrėk. Nu gausi iš snapo į pirštą, nu ir viskas, o kas čia tau baisaus. Jos mylios, važiuokim. Šitų draugiškai. Ne. Žodžiu. Pagavau. Jos prieina, kada aš prieinu. Nerizikuosiu savo piršto. Žiūrėk, tikrai šitas šis. Gerai, netupdykim. Čia galime lengvai atidaryti tas spynas. O tai čia yra patinas, o ten patelė. Ir patinas čia rodosi prieš patelę, tipo, žiūrėk, koks aš kietas, būk pana, o ta patelė jį visiškai dėjo ant to patino, bet vis tiek jis gražus ir puikuojasi prieš patelę. Dar gerai, kaip garšus leidžia. Bet iš tiesų tai gaila, kad šitie paukščiai turi malvas 7 metų. Va. O žirgais pasisup? Jis krypčia keistai. Eina jis turbūt kakoti. Va, tau meškinis. Ten. Na, žinai, tos didesnis paukščius jie negi patys neatrodo laimingi. Tai mažesni paukščiai, tai jo, vištos tai jos jau kad senovės yra narvuose, bet tie paukščiai gaila sutikti. Nu, varom toliau. Per žemas man tenai stovi. Kas ten gero? Daug medienos. Aišku, nulipki apačion. Tu nustos suktis man be tavo masės. Bet jau baigėsi batarėjai. Baig filmuotim, tai atsitrenksim dar į medį. Neatsitrenksim. Ai. Ui. Nu jau man atrodo stabdo. Gerai. Šitą kamerą labai gerai filmuoja. Reiškia, einant. Labai stabilus vaizdas yra. Nori eit bowlingą palošti. Mes irgi tokį turim. Ką? Nori eit bowlingą palošti, kad pilna atrakcionų. Rekreacinė zona prasideda. Tai čia joks ne Nemunas, čia tik tai tas jų tvenkinys. Ei, neužkiši. Skiriai kvepia. Nieko nepirksim, patys pasigaminsim. Žinau, bet vis tiek skaniai kvepia. Negalima pakomentuoti, a ne? Galima. Noriu pagirti druskininko šitos kavinės kvapą. Šitą
dėtis. Čia ekskursijų galima užsisakyti. Prašom. Gana tavęs. Tėti. Paini suriuką. Eik į priekį, biškį. Tai vėl filmuos mane iš galo. Tu būsi siužeto dalis. Gerai, gerai. Faina pasideginti. Aš jau Norvegijai. Bet bus faina, kai tie medžiai dideli užaugs. Iš tikrųjų. Nu šiaip jau. Jeigu niekas jų neišraus pirmą. Bet čia ne Vilnius, kol neišraus. Sakau, kaip Londone. Londone irgi viskas taip sutvarkyta. Kiek daug šviesos čia yra, apšviečia naktį. Matai? Aha. Greičio vairuotojai. Burbulai nubrėžti.